Taigi, sveiki, su jumis sveikinasi vėl Dolsim.lt. Šiandien mes apžvelgime telefono modelį Dodge DG300 Voyager. Taigi, pradedame pirmą nuo telefono dizaino. Taigi, dizainas yra gan žinomo, gan populiarus ir žinomas Lietuvoje bei visame pasaulyje, sakyčiau. Yra telefonas plonytis, 5 colio ekranas. Dizainas. Ir kraščiukai yra iš metalo. Galinis dangtelis. Kokybiškas plastikas. Štai kaip iš priekio atrodo. Telefonas baltos spalvos. Užrakinimas, atrakinimas. Du klavišai garsui ir dar vienas klavišas yra vadinamas grįžti atgal, tai yra back klavišas, taigi šitaip telefonas atrodo baltos spalvos, šitaip telefonas atrodo juodos spalvos. Taigi apie Dodge firmos telefonus aš jau pasakojau praeituose apžvalgose, kuo jie ypatingi, taigi dar kartą pakartosiu, kad tai telefonai tikrai nėra brangus, ypač geros surinkimo kokybės, bei puikiom charakteristikom, su vieno naujausio Android operacinio sistema, bei gamintojo palaikymu, ta prasme softo palaikymu, kur iš jų oficialaus tinklalapio galima atsisiųsti softo atnaujinimus, yra programinės įrangos atnaujinimus. Taigi pradėsime po truputį apie patį telefoną. Taigi telefonas turi 5 colio ekraną, Android 4.2 operacinę sistemą, GPS-ą, aišku, Wi-Fi'us, bei kiti privalumai. Taigi pirmą, ką pasižiūrim, tai galbūt aš paleisiu Antutu programą, aš jau ją prieš tai buvau padaręs. Taigi, kaip matome, procesorius yra 2 branduolių, bet Antutu rodo netgi daugiau balų surenka negu kai kurie 4 branduolių procesoriai. Yra tokie, bet labai keista, aišku, bet taip jau yra, kad 2 branduolių procesorius galingesnis negu 4 branduolių procesorius. Toks MCM225Q, man atrodo, jisai surenka 90 000 balų. Taigi pradedame, kas mus čia domina. Taigi Dodge Voyager pavadinimas, Android versija 4.2.2, procesorius MTK 6572W, double raidytė reiškia, kad mūsų tinka VCDMA ryšiui, tai yra 3G ryšiui, kuris tinka mūsų Lietuvoje. Šitą dalyką labai reikia dėmesį atkreipti, nes būna lygiai toks pats procesorius, bet su raidyte M, jis tik tai tinka Kinijoje. Taigi GPU tai yra Mali 400 MP, raiška ekrano yra 540x960, kamera yra 5 megapikselių. Taigi kiti parametrai, esminius dalykus pasakiau, teisingai ramas yra 512 ramo. Ir va tokie ir pagrindiniai parametrai. Taigi galim biškų truputėlį pavaikščio, sakykime, po patį meniu. Matote, pabandysiu aš jums greitumą. Taip, telefonas sukasi labai greitai. Telefonas turi lietuvių kalbą. Video tai vadiname. Galim ką nors į YouTube. Na ir pasižiūrėti, kaip sukasi. Pabandom kokią. Ką nors surasti. Na, kad ir psi. Matot, viskas labai greitai. Padidinam garsą.
Dodge Avenger DG300, taigi dizainas, kaip ir sakiau, yra gan populiarus ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje. Bet kas jame man patinka, tai kad guli rankose labai gana gerai, nėra per platus, rėmeliai yra ploni, matosi padirbėta gamintojo prie softo, tai nėra paprastai įmestas Androidas ir taip toliau, matau, yra išpaišytas, yra savo įdėta visokių, kad ir atrakinimo knopkytė yra savo netgi idėja, biški truputėlį viskas pakeista, taigi galim nueiti Play Marketą, sakykime, ir pabandyti gal kažką atsisiųsti ir išbandyti, kaip tai veikia, nes, kad ir mes pabandysim atsisiųsti Angry Birds. Bandom įdėkti. Kaip ir sakiau, ekranas yra 5 colių, telefonas turi GPS-ą. Taigi mes dabar naudojame Wi-Fi, telefonas turi 3G. Štai jau prašau įdėgiama, nors 40 MB pats turėjo pati programa. Dar truputėlį palaukiame. Dar taip biškį dizainą pažiūrėsime. Tikrai yra greitas telefonas. Tikrai nustebėjau. Jau mes jau YouTube, taigi kur mes čia dabar palikome, jau ir atsisiuntė. Populiariausias, kaip žinote, vienas populiariausių žaidimų ant Androido. Aišku, aš nesu žaidimą, bet šitą žaidimą mėgstu kartais pažaisti, kai turiu laiko. Ir ką, šaudysim. Paukt. Nesigavo iš pirmo karto, pabandysim dar kartą. Štai principas yra toks, galim pabandyti dar vieną žaidimuką, čia irgi dabar atsisiunčiau pabandymui. Yra gan populiarus. Galiu pasakyti, kad ant šio procesoriaus MTK 6572 praktiškai viskas turėtų įti, kas yra Play Markete, tik tai galbūt tie patys 3D žaidimai patys ten naujausi, kurie reikalauja ten nerealių vadinamų parametrų. Galbūt ir neįs, bet 95 procentai, 90 man atrodo turėtų eiti, nes kiek aš buvau įdėjęs, tai visi praktiškai ėjo. Apie programas, aišku, čia nėra ir kalbėti. Prašau, matot, kaip viskas veikia, gražu. Galės, kam tai aktualu, galėsite pasižaisti. Taigi, su žaidimais viskas aišku. Įsitrinam. Taigi, pabandom gal pradžioj pavaikščiot po internetą. Taigi, Lietuvos rytas. Bandom atidaryti. Lietuvos rytą. Viskas mumis jau užsikrovė. Gal video kokį pažiūrėsim. Bet kurį aš pabandysiu paleisti. Labai patogu šiaip žiūrėti video. Gan greitai Lietuvos rytas užkrauna. Aš aišku nekalbant jau ir apie YouTube. Smarkiai audra ir liūtis Somalija pražudė mažiausiai 300 žmonių, dar keli šimtai laikomi dingusiais. Kuo puikiausia veikia. Didelės žalos padarė paprastai sausame Afrikos rago regione. Siminkit, telefonas tikrai nėra brangus, tikrai puikios kokybės, viskas veikia greitai. Taip pat žuvo galybė galvijų. Jungtinių tautų žemės ūkio organizacijos ekspertai.
Taigi, ką mes čia dar galim pasižiūrėti. Galima va tai va pasidaryti, paprasčiausia, jeigu norite skaityti SMS-us ar dar kažką, tai paprasčiausia norite video žiūrėti, galima šitaip pasidaryti ir va, arba baigėte žiūrėti, va, paprasčiausia galima įsikelti. Arba nusimti va. Taigi, kaip sakiau, telefonas turi lietuvių kalbą, kamera yra 5 megapikselių, nustatymai. Šiaip jis jau yra čia apie telefoną, Android versija 4.2.2, softo versija yra rugsėjo 11 dienos, telefonas jis pasirodė prekybai kažkur tai apie spalio vidurį, yra tikrai visiškai naujas modelis. Taigi, ką čia dar, Facebookai, Skype'ai, visi šitie dalykai, mailai yra jau instaliuoti, nereikės jums siūstis iš marketo, nors tai yra labai paprasta padaryti. Štai. Taigi Dodge Voyager DG300. Tikrai labai malonus telefonas rankose, kas man patinka, tai yra surankikimo kokybė šios kompanijos, kuri gamina telefonus. Niekas netaška, nebarška, viskas idealu, gražu, kokybiškos detalės. O tai yra, telefonai yra labai svarbus. Šiaip nebloga dar komplektacija, bet apie komplektaciją bus parašyta prie kiekvieno telefono atskirai. Aš prie šio telefono, kiek pamenu, eina dar dėkliukas komplektacijoje. Baterija 2000 ar 2300, tiksliai dabar nepamenu. Navigaciją galima atsisiųsti nemokamai iš Play Marketo, esu naudojęs ir mokama ir nemokama, ypač Play Marketą radau navigaciją, kuri yra nemokama, tikrai puikiai veikia ir kam pirkti, mokėti, jeigu galima atsisiųsti nemokamai. Dodge DG300. Jei turit klausimų, prašiausia skambinkite, nurodyti telefonu, Skype'u arba mail. Telefonas tikrai vertas jūsų dėmesio už labai nedidelius pinigus. Sėkmės jums!